šiam pasauly, kažkur Europos vidury, Lietuvoje, Tauragės rajone gyvena žmogus vardu Karolis. Jis dirba daktaru, uždirba nemažai pinigų, todėl turi gerą automobilį. Laisvalaikiu Karolis mėgsta spręsti kryžiažodžius, skaityti knygas, gaminti maistą ir žiūrėti televizorių. Labiausiai jį domina laidos apie Europos šalis. Karoliui patinka sužinoti kažką naujo apie įvairias šalis. Jį labai žavi Roma ir Paryžius. Taigi jis leidžia dienas grožėdamasis pastatais, matydamas juos per televizorių. O jeigu jis žinotų, kad pats visą tai gali pamatyti, nes turi teisę laisvai keliauti po visas Europos šalis. Tačiau Karolis turi dukterį Laurą. Šiemet ji baigė mokyklą ir renkasi universitetą Lietuvoje. O jeigu jis žinotų, kad turi teisę mokytis bet kurioje Europos šalyje, taip ji galėtų išpildyti seną savo svajonę – pakeliauti po Europą. Tačiau jau seniai Karolis dirba daktaru Lietuvoje. Vieną dieną jis sužino, kad Italijoje trūksta daktarų, bet Karolis nežino, kad jis turi visas galimybės keliauti ir ten dirbti. Kas manimi pasirūpins, jeigu aš susirgsiu? Taip ir visai panašiai galvoja Karolis. O jeigu jis žinotų, kad turi teisę dirbti, derinti šeimos gyvenimą ir profesinę veiklą, taip pat gauti informaciją ir konsultuotis, o svarbiausia, turi teisę į sveikatos apsaugą visoje Europos Sąjungoje. Vieną kartą atėjo miesto mero rinkimų diena. Balsavo žmonės ir pagaliau buvo paskelbta, kad miesto mere išrinkta gražuolė Katažina. Karolis labai nuliūdo, nes Katažinai nerūpėjo miestas. Ji rūpinosi tik savo grožiu. Na kągi, Pagalvojo Karolis. nieko nepadarysi. O jeigu jis žinotų, kad ir pats gali kelti savo kandidatūrą vietos rinkimuose. Vieną gražią pavasario dieną Karolio miestelyje valdžia nei iš šio, nei iš to ėmė ir uždraudė auginti gėles. Kaip gaila, aš taip mėgau gėles. Pagalvojo Karolis ir nuėjęs į kiemą atsisveikino su savo užaugintomis gėlėmis. O jeigu jis žinotų, kad turi teisę pasipriešinti valdžiai ir streikuoti? Tačiau Europos piliečio teisės daro gyvenimą geresnį. Matai, Karoli, kaip negerai, kad tu jų nežinai. O ar norėtum apie jas sužinoti?